rytą. Balsas užkimęs kaip visada. Su ta gerklė blogai. Bet žodžiu, trumpai, vakar nebuvo serijos pabaigos. Nes kai grįžau, atvažiavom čia naistui, nebenorėjom nieko, buvom gerai pavargę. Šiandien bus ir pradžia 3 dienos ir papasakosiu vakarykštę dienos galą, pabaigą. Žodžiu, vakar pravažiavom Transalpiną, tai nusikalėm žiauriai, iš tikrųjų. Vakar per dieną pravažiavom 720 km. Tai tais kalnais visokiais, ten į Transalpiną važiavom, biškį greitkeliais važiavom. Bet nusikalėm ten Transalpinos kelių važiuojant. Bet užskaitau Transalpiną kelią, žiauriai gerai patiko man. Dar kada nors Transfegerišaną būtų smogu pravažiuoti. O Transalpiną tai žiauriai gerai, 100%. 100%. Labai faina. Temperatūra važiavom, buvo 28. Paskui kai krita iki 7 laipsnių, atrodo, kalnuose. Jau buvo šalta, rankenę susijungėm, šildomas viską. O daugiau, paskui staigiai pradėjom leistis. Tada pradėjo staigiai vėl kilti temperatūra. Nu, žodžiu, neblogai buvo, iš tikrųjų vakar dieną buvo smagiai, iki Pilies nedavažiavo, niekaip be šansų. Tai šiandien, dabar varytą ruošiamės, šiandien važiuosim iki Pilies, Drakulos Pilies, Brano. Tai 200 km, 4 valandas 50 minučių važiuoti. Čia vėl bus kalnais visokiais, užtat tiek ilgai viskas gaunas. Bet nieko nepadarys. Važiuosim kitus Pilijas. Apžiūrėsim tą pilį. Apžiūrėsim tą pilį. Paskui judėsim tolyn jau link Turkijos, bet aišku, mėgosim greičiausiai dar vėl Rumunijoje, nes nuo Pilies iki Bulgarijos važiuoti dar 4 valandas, man atrodo, ten yra. Mes tikrai nespėsim pravažiuoti, bet nieko nepadarys. Ir kaip ir mėgosim Bulgariją, Rumunijoje. Gal antradienį Turkijoje būsim. Turėtumėm galbūt antradienį. Tai kaip jau bus, taip jau bus. Per galvą nepersiversi. Nulėkti kažkur nenulėksi. Bet stengtis reikia. Tas balsas mane. Kažkaip apsivalau šalmą, nes baisus visas. Musė nutaškyta, nabūta. Ir viskas. Čia kambariukai sunamavom, tokį viešbutį irgi pasiėmėm po kambarį sunamavom. Bet žiauriai gerai, tokie neblogi kambariukai. Po 43 eurus. Bet faini tokie. Mėgojęs labai gerai, buvo gera. Visi mėgojau. Kiek dabar mes čia turim valandą? 6:30. Bet panašiai jau reikės judėti, kokią 8 išjudėsim, gal 9. Nu, matysim, kaip susiruošim. 4 valandas atvažiuotų. Šiandien liktai rašė, kad tik tai nuo 12 valandų atidaro tą pilį. Nelabai yra kur skubėti. Nes tik tai 12 valandą turim geriausią atveju. Atvažiavus 12 nestovėsi, iki 12 tu prie durų atsistoji, kai atrakinėjai, tu jau šalia stovi. Tai nesąmonė. Gal pirmos kokios nuvažiuosim. Matysim, žodžiu, kada būsim, tada būsim. Viskas pakuojas daiktus. Ir važiuojam toliau. Vakarykštė buvo diena. Pabaiga tokia, kad atvažiavom čia. Viskas. Važiuojam dar toliau. Vis tik į priekį, tolyn ir tolyn. Dar išeinant noriu parodyti, kokie vaizdai buvo per langą pas mumis. Tokie vaizdeliai, kalnai. Gražus rytas irgi. Gal bus gerai. Gal bus diena gera.
Gerai, uždarom langą. Palikim pravirą gal. Dar parodysiu kambariuką mūsų, kur nuomamas, o čia dušas. Čia va tokiam kambarėlį naudojam. Imam tašės. Šalmą. Reikia pasidėti tačio naistis. Nebus kaip man pasimti kitaip. Kur turėti, nu. Vandens prašyti gal bus. Viskas. Einam padirs. Einam į lauką prie mopedo. Viską atrodo susirinkom, apsižiūrim dar sykį. Atrodo, kaip visur viskas paimta. Čia iš kitos pusės, kur mūsų mopedai nesimato. Mūsų mopedai čia. Arvydo kambarys čia. Einam ruoštis pabiškį. Reikės susimokėti už kambarį, mes vakar nemokėjom. Sakė, šiandien rytą reiks mokėti. Neįsime mokėti. Dar reiktų karštą vandens iš tikrųjų kavos pasidaryti, kad turėtumėm pakeliui. Čia kiemas mūsų. Mūsų mopedai stovi čia. Stovi čia. Kur dabar čia jums biškį padėti. Čia jums dabar trumpam arba aš čia jums padėsiu. Biškį. Padėsiu čia. Kava čia. Pasidėti šalmą. Kuris gal? Šalmus čia. Vairą reikia pasirakinti. Taip. Ratą paduoti. Tai va. Viskas einam dėliotis daiktų, eisime mokėti už butą, už nakvynę. Šuniukas irgi vaikšto. Tokiu draugą įsitaisiau. Nu, šeik. Koks geras šuniukas. Bičelis jau. Nu, į ką dabar iš manęs nori, ką? Į ką nori, ką nori. Eikta. Draugelis. Eikta, eik. Nu, žaist nori, ką? Žaist nori. Nieks nežaist su tavim, ką? Eikta. Viskas, pajudam link pilies. Daug kelio 211 km, 4 valandas 30 minučių važiuoti. Tai bus beveik važiuoti. Eisim plauti motociklu. Sakom, reiktų gal nusiplauti, kaip tik plovyklą va ten turim.
biškį gal reiktų apsigražinti. Jo, laukia. Čia gausis mums. Abudu galvoju. Ai, ten sakai? Tai aš privažiuoju. Taip, kuri dabar čia šlanga su putom, kaži, kuri čia... Ar čia jie... vienodi. Tai ten jau ten statyti. Čia kaži, abu vienodi, ar čia... Ar čia yra... O kuris čia putos dabar kaži yra pats pirms gal? Oži. Aha. Pats pirms jau čia bus putos, aš įsivaizduoju, žinok. Pabandom. Čia tik vanduo, kad tai bus. O per tą neina putos pasižiūrėti. Va, putos. O, matau. Gerai. Tai dabar aš jau jaučinečiau viskas, tai klaus. Žodžiu, aš nuklaudą nusipirks. Ai, va, sustabdavo vaizdą. O dabar su putom varyt. Aha, taip. Nu, tokios nelabai. Sakau, neužteks, eisim dažino pirkti. Kad tu tik tai sau dabar puti. Nu, tai matau. Imam su vandenį, bet su vandenį mes gal nenuplausim jaučiu. Dėkim, kad čia putas. Putas. Ant sėdynės tik. Niekas, žodžiu, imu. Spaudžiu tą jų. Pauzė, kuris čia į Ava. Tai, sutraukiam. Turim dar tų žetonų. Čia mes. Viskas laiks baigės. Nu čia mums taip. Turiu dar vieną, paskui dėsiu tau žetoną konkrečiai. Tau nusiplaus. Čia nesuprantu šį. Žodžiu, kaip apsiplausim, tai bus dabaisiu. Nu, kas gal gausis, nežinau. Kaip jau aš pasakysiu, ta srovė tai tokia tik nyžanti. Iki normalaus plovimo čia toli yra. Žodžiu, aš naudosiu tą, duosiu vieną žetoną, tau naudosiu. Tai pataip, jeigu žetons yra, tai reikia naudoti. O dabar nesinaudoju.
Pyps kada pušpatų. Ne, su putom jau buvo, nes kadangi tu putėjai, tai putų ir buvo likęs. Dabar jau bus be putų. Faktas, kad taip. Jo. Turi saudinę dabar. Šlapė. Reiktų gal kažką pasitiest, gal reiktų kažką ant jo biškį pradžiai sėdėti. Na tai, žodžiu, biškį apsiprausiam.
šalia. Augalai gražus. Nu, ten šalia buvo kapinės. Ir vėl susukė jas pasižiūrėjo ir pradėjo. Kai pripranti per laiką, kad tuos visus miestelius žiūrėti, prie to vaizdų pripranti, atrodo normaliai čia viskas yra, visai čia viskas gerai. Tai atvažiuoja iš pradžių, tai o, blemba, čia taip panaip. Bet kai pabūnė, atrodo visai gerai. Baikeriai. Su Afrika irgi. Ne, jisai su Afrika nesisveikina, o su tais nesisveikins. Ne, lygis. Čia statoma, ne? Reik protą turėti. Ką aš pasakysiu, mes juo nelabai pasižymim. Va gerai sakai, reik turėti, bet mums su juo prastai, o pirkt nėra. Žodžiu, eisim gert kavos, nes jau šiandien biškį nusiknisom. Nu kaip nusiknisom, važiuoti, ta prasme. Biškį pailsėt, šiandien nuvažiavom kiek? 100 kilometrų, ne? Daugiau biškį negu 100. Įrodo važiuoti 120. 91 kilometrą, 2 valandas 14. Niekaip nesuprantam, kur mes čia tiek laiką važiuosim. Tai neįsiaiškinam, niekaip. Atrodo kelias pusė velnė, nu būna vietom, kad ten į to mašinų, į to ir ano, visko būna, bet nu, nežinau. Bet apsilenki. Einam pažiūrėt, ką čia turi. Valgyt gal kažką turi. Карта. Такси. What's that? Чафа. Jaffa. What's that? Да. And now? I will try to explain with ChatGPT. Игорь. Valgyt kažką imsime, ne? Tai reik paragauti kažką. Gerai. Kažką reik pavalgyt, negalima. Ką rašot? Kiek paskaitom iš netrukus. Čia dienos pietų. Ką sakai? Paimam bulvę, kartoflį. Nu davai, juma. Kartoflį. Картоф. Kartoflį. А ты картоф? Miți. Mici, da. Miți și cartofi. Câți? 1, 2, 3, cât? Big, small. Kalba čia prastai visai. Vienas. 1, Irgi. One portion and one 1 portion. și 1. Yeah. Taip, taip. Come to the home. Filmuoji? Mergeți înăuntru. We will sit there. Okay. And where is the toilet? Da. Din față, ultima. Einam pažiūrėt, paskui čia nėra. Ožik, čia baseinai yra. Gal einam nusimaudyti, gerai. Come to the home. Tai aš tik noriu parodyti, ką mes veikiam, kad ne tik važiuojam. Tada tik važiuojam.
važiuojam realiai. Pasilaik. Savo čia neblogai. Einam pakrysim, kur nors važiuok valą kaip tik. Kur šitas stovės. Susakėm valgyt, o dabar mes einam atsigerti. Kavos jūs kaip norit. Arvidas tai čia jau, žinau, čia kiek čia 1,5 litro čia pas mane tai mažiuks. Bet pastatai čia jau. Laukiam, ką atneš pavalgyti. Atnešė mūsų pusryčius, galim sakyti, nes šiandien nieką nevalgėm. Tai jau matau skani bus. Čia mėsos gabaliuks ir bulvyčių. Ir viskas gerai. Mes einam valgyti, vat, su tokiu gražiu vaizdu. O ten, toli iš tikrųjų, ten matos kalnai. Ir ten daja sniegą matosi. Gerai. Einam valgyti. Biškį parkandom. Jarvins iki tualetą. Buvom jau pasilgę kažko šiltą. Nes taip tos lašinius valgėm. Tai dabar tokias bulvytės, kai mėsos gabaliuks, bet visai skaniai buvo. Suėjo dabar. Eis susimokėt. Važiuosim link tos pilies. Tada nemažai važiuot. Būtent rodo tos 94 km ir 2 valandas. Kaip čia bus, parodys laikas ir kelias. Viskas. Lekiam kelin. Žiūrėsim, kaip ten bus vėl. Žygiuotais takais. Traukinys toks biškį padarėtas, tai matosi, ne? Gyvenimą matėsi. Nedaug, laiką tu pasižiūrėti nelabai. Turiu vieną bėdą didelę. Labai traukia. Kojas į rankas mėšlungį pradėjo traukti. Nesuprantu tik tai dėl ko, bet žiauriai važiuojant pradėjo traukti. Tai sustojom biškį. Viską trauk. Taip trauk mėšlungį. Sankabas išmint su ranka nebegaliu. Pirštus viską. A padėsiu koją? Bandžiau. Išgėriau dabar. Arvids davė kažkokiu miltu. Išgėriau tas. Bet ten nenutraukimo. Nepadės, sakyti. Ten į galvos nebesuks. Tai jau, matysim, kaip čia bus. Na, žiūrėkit, kokie vieteliai sustojom. Einam aš arčiau prinešiu. Biškį prie krašto aš jums prinešiu. Nu, gražu, čia tokiam slėnį. Miestelis. Mes čia tais kalnais važiuojam. Ten va yra kalnai su sniegu. Jo. Žiūrėsim, kaip čia su tom rankom bus, gal nebetrauks. Labai tikiuosi. Pamojuok. Priparkavo motociklus, jau atvažiavom į pilį. Motociklus priparkavom, bet čia parašyta privatė, dar gal čia nemaišys čia. Įvažiuoti, išvažiuoti gali. Mūsų čia kraštuose stovi va, ten pilis ant kalno.
Kamštis tai čia baisulinis. Čia kilometrų nemažai, kokį 10 kilometrų kamštis buvo. Bet mes šalia. Daugiau? 5? Einam ieškoti. Suvenyrai. Gal diržą rasim. Man reiktų. Diržo. Unde merge la mea? Unde? Mergem pe acolo, eu. Ką? Ai, va čia. Kiek ten gavosi eurais, nematai? 38 eurų. Čia vienam? Dviem? Per pusę 19 euriukų. Padarysiu šią. Padarau. Tu matai, kai eini pasakoji, aš noriu kažką nufilmuoti pasakoti, neišeina, nes tam viršaus reikia, aš noriu pasitraukti iš šono. A, gerai, pasitrauk. Pilis ten aukštai. Bandysim lipti ją. Čia praėjimai yra. Žmonių tai minios. Nori ją pačią? Gal bus viršui. Labai, neskubėkim gabentis į viršų. Žmonių kiek viršui. Manau, čia gerai stačiai. Știi, dau visă gădă ăita, o helă. Aukštyn. Importanti. Aš tau permečiau. Taip viskas į paprastą. Dailė nemaža. Įsivaizduoju, kas būtų vakar. Na. Be šansų eiti. Na, va. Tu buvę. Šiandien pirmadienis, tai dar kiek. Žodžiu, žmonių tai minė didžiausia. Turistų konvejeris. Jo, turistų konvejeris, žiūri. Apačiuoj, da ten kiek čia į viršų, da kol užlipsim, vieni įeina, kiti išeina. Tas tikras konvejeris. Gerai, laukiam toliau. Žiūrėjom į vidų. Gali pasidairyti kartu su mumis. Čia ką įdomu, gal pasistabdyti, pasiskaityti, jeigu kažką įdomu. Paėčius va šašliką nesikėp.
Jėzu, ten dar kokie eilė viduje. Papi. Tai sakysiu atvirai, manęs tokios vietos nežavi. Kaip pačkiukai eina viens po kitą, ne? Eikai, mane tokios vietos, sakau, nežavi. Kaip pačkiukų eilutė. Man kai tiek žmonių, tai mane erzint pradeda. Gerai. Uola kažkokia. Nėra čia. Čia tokie eilė. Manoma bus bėti praeiti. Jo, čia būtų galima praeiti, čia tokie eilė. Kas ten tokie yra, kur ten visi? Nieko ten nėra. Nieko nematau. Čia praeiti negali saugiausia. Jeigu pasakius atvirai, tai aš jau noriu iš čia tepti slides. Man čia absoliučiai nėra nei ką veikti, nei čia ką pasižiūrėti. Kosmosas kažkoks. Čia kaip turnynė. Čia žinai, čia tokia eilė, toks jausmas, kad ten Drakula galės pats atsigulėti. Žodžiu, laukiam vėl. Žodžiu, einam čia žiūrėti geriau. Kas čia gražaus ten nesulaukėm eilės. Žodžiu, čia tas pats. Gali ką įdomu pasistabdyti, pasiskaityti. Kaip iš čia išeiti? Aš nenoriu čia svačiu. Nu, kaip išeiti? Nežinau. Jeigu čia tiek reikia visur laukti, tai aš nenoriu irgi nieko laukti, aš galiu iš čia išeina ir... Jame yra duot prieiti pasižiūrėti, pafotkinti, žinai. Čia tuos visus... Jo, nes čia tai žiauriai yra. Jūs pasižiūrėkit, kas čia daro. Čia norit pasakyti, normalu yra taip stovėti ir laukti. Tiek žmonių, taip tokioj minioje. Ne, tai čia normalu, bet kai kam įdomu, kai kam ne. Nežinau, man tai tikrai ne. Aš nemėgstu tiek žmonių, tiek tokios masės. Einam pro langą, pažiūrėsim, atidarytas langelis. Nieko čia gero nėra. Žmonės vaikšto visą. Kokiais laipteliais, kaip siaurai. O. Po kojom reikia žiūrėti. Jėzu. Aukštai. Biškai didesnis, tai viskas nepraeis. O.
Кондаруші. Kažkokie zdulkės. Lauka. Tas svarbus. Trima. Medija. Tamsu tai čia nieko nematysite turbūt. Filmuką. C'è una qualcosa alla plata. È un torturato. Taip. Quello là, vedi, c'è la figura di Einam tiesiai. Čia tą pusę. Laukiu, kada išeisim greičiau, nes čia... Dariau nesakysiu. Dariau gal patylėti. Nieko čia įdomaus nėra. Čia pasimu įskėlė šiliuos į tą Lietuvai kokią nors gryčią, nueiti tą patį pamatyti. O visi stovi. Galvomis praleis. O, apsukom ratą. Einam laukan. Žodžiu, čia absoliučiai nieko gero nėra visiškai. Čia išrinksim, ne? Ir va taip, va tokiais va takeliais su tiek žmonių, va ten Kazaras turėsim apeiti aplink ratą. Pasižiūrėkit, kiek žmonių. Tai kaip gali būti įdomu čia vaikščioti, tai čia nei praeit, nei prasisukti. Čia yra ten, vis ten reiks išėti į aną pusę, ten, kur visi vaikšto. Nes išėjimą atskirą nėra. Čia į apačią leis. Pasakysiu, Trakų pily yra gražiau kokį 1000 kartą ir fainiau. Laukiame visko. Taip va vaikštai ir čia skaitas pasivaikščiojimas po pilį. Čia kankinė yra, ne pasivaikščiojimas.
Daugiausiai ir greičiausiai tai noriu surasti išėjimą, viskas. Iš kur iššau? Atrodo išėjimas yra lėktuvų matęs. O ten jaučiu kampė City, o. Viskas, kaip sakoma, neša mėsas iš tos pilies. Net išeit negali žmoniškai. Nes visur tokios minios, kiek žmonių. Čia dabar nieko, tai tiesiog sekmadienį, šeštadienį. Ai, taip. Laukim toliau jau. Po schodach. Aš jums pasakysiu taip. Man gaila, čia aišku mano nuomonė, bet man gaila laiką, kurį skiriam čia važiuoti. Ir tų 20 eurų, aš geriau tą 20 eurų būčiau benziną užsipylęs, negu čia važiavęs ir laiką gaišęs. Visiška nesąmonė, visiškai man čia nepatiko. Gal galvot gali kiti kaip nori, gal kitiem gerai, gal gražu man visiškai ne. Nežinau, ką daugiau pasakyti. Noriu ant motociklą ir iš čia dingti. Tik tai tiek. Viskas. Aš su motociklu važiuodams daugiau gražesnių vaizdų pamatau, negu kad čia. Viskas, einam link motociklo. Taip, čia viskas atrodo, aš jums parodau tą sykį. Leidžiamės nuo kalno ir iškart link motociklo. Va čia įdomiau negu ta Drakulos pilis. O tas Forduks. Viskas, baigiam prie vartus. Ir tepam slides.
eilinis sustojims. Vėl sustojom kažkur laukuose, nežinau, čia nei pats. Pasižiūrėkit, kokie laukai. Dabar žiūrim, ar apsimokė tą Bulgariją važiuoti mėgoti, ar gal čia Rumuniją mėgoti. Dabar sprendžiam. Biški iš po tos Drakulos pilies buvom dar sustoję pavalgyti kavinį, bet nefilmau nieką, nes buvau biški susinervinęs, supykęs ir tai nenorėjau nieko. Pavalgiam, atsigėrėm Pepsi, biški skrandžiai užsipildė, gal kažkiek ir geriau pasidarė. Lietus tas pasibaigė, nes lietus buvo tik išvažiavom iš pilies iš karto lietus užėję, ten kamščiai dar didelį. Nu, tai buvo bjauru visai. Dabar kaip ir žamba ta galva, kaip utėlių prilindus iš po to šalmo. Gal tikrai prilindė? Ką? Gal prilindė? Niešti tai, o Jėzau. Tai va. Biškį atsipūsim, pažiūrėsim, kur čia mes dar ką nuomosimės, ar važiuosim toliau, ar čia būsim Rumunija ar Bulgarija, nežinau. Spręsim toliau ką daryti. Važiuojam į Bulgariją. Čia tai va tokia 1952, 1954. Per tiltą kažkokį didelį galvojom, kad plauksiu, aš galvojau, kad plauksim su laivu per tą kelsmį, bet pasirodė per tiltą. Tada važiuojam per tiltą. Įsigandau, na, taigi pralekia po šoną. Kokia upė.
ten priekį irgi dar toks tiltas. Būsim pravažiavę šiandien Rumuniją. Puikiai. Kas rytoj? Na, Bulgarija? Jau dabar Bulgarija. Nu, matysim, aš galvoju, gal kad įvažiuosim. Budintis kažką, jie budi čia nežinau ką tik. Va, parašyta Bulgarija. Tai mes jau šiandien važiavam, Arvydai nemušyt. Bardakėlis, nesuprasi, kas kur važiuoja. Kokie kamščiai. Ohoho. Ohoho. Nieko, va čia taip ir važiuosim, televiziją. Pasižiūrėkit, kur jūs matėt Lietuvoj, kad va tai pavamžiai vaikštinės, tai vis viskas pažemė visur. O čia tai prisiminimai grįžti praeitų metų Bulgarijos. Laukime 100 dnies, tai važiuosim tam. Matau jau, namai gražus.
Šiandien tokį greitą dienos užbaigimą padarau, papasakoju, apibendrinu dieną. Žodžiu, atrodė nuo ryto viskas bus gerai. Alus iškart sakau, nealkoholinis, nepagalvotumėt. Nuo ryto atrodė viskas bus gerai, važiuosim čia į tą Drakulos pilį, viskas nuvažiavom 200 km per 200 pėm per 4,5 valandos. Kalnais, serpantinais, ten, iš tikrųjų buvo ką važiuoti, ką vairuoti. Ir kaip nuėjom į tą pilį, tai aš nusivyliau visų 100%, visų. Važiavom 4,5 valandas tam, kad mumis kaip pavelės įvestų į tvartelį. Ir apeitumėm ratu ten, kur visi žmonės ir dar visi suspausti, taip kaip į skerdyklą, ką vestų visus. Yra žiaurų ten. Tai aš išėjau, į po 20 eurų reikės mokėti. Tai tada, sakau, pas mumis į Trakų pilį Lietuvoje, tai tada reikėtų imti žmogaus po 200 eurų. Kaip atrodo ten ir kaip atrodo ta pilis, kur mes buvom. Bet reklama veikia. Reklama veikia, jo. Gerai Arvydas sakė, kaip tu ten buvo išsireiškęs. Aš dėl ko ten važiavau nesupratau, bet supratau, kad reklama daro stebuklus. Jo, reklama daro stebuklus. Iš tikrųjų yra, nežinau, man tai... Apie nieką. Apie nieką, man tai visiškai gaidys, atvirai pasakysiu. Nors pala, iš tikrųjų tai yra kelios Drakulo pilis, Drakulos. Mes čia buvom tam, plauk, kaip jinai vadina. Brand Castle. Brand Castle, Tai tai yra nieka gerai, iš tikrųjų, sakau, sugaišau laiką, tai išėjau supykęs. Dabar bijočiau ir į antrą važiuoti. Bijočiau. Aš jau bijočiau, aš kažkaip bevažiuočiau. Išėjau labai supykęs, susinervinęs nuo tų žmonių kiekio, nuo visko. Tai sėdam ant motociklo jau reikia važiuoti, lietus užėjo, pradėjo lietus lyti. Dar per tos kalnus, per tą kalną persiversti, ten vėl 30 kilometrai. O lietus tai serpantinuose su motociklu yra kelias slidus. Super dalykas. Mašinų daug, viena prie kitos, į fūros, į mašinos, aplenkti ten reikės, tai lenki, bet jau stabdai galvoji, kaip čia kas bus, nes lysia, nes tikrai slidus tas asfaltas tam pas jūs. Naujas asfaltas. Tai, žodžiu, paskui jau buvau susinervinęs, tai važiavom, sustojom valgyti, tai nieką nebefilmau, nei kai valgyti, nei ką valgėm, žodžiu, pizzas pasiėmėm ir pepsą. Tai kai pavalgėm, išvažiavom, tada apsiramina lietus, tada jau geriau pasidarė, jau tada biški taip apsiraminom, tada nusprendėm, kad lekiam į Bulgariją ir atvažiavom, mes dabar jau esam Bulgarijoje. Miestelį, kaip jis dabar vadinasi? Razgrad. Razgrad, jo, Razgrad miestelis, miestas čia, miestelis čia toks. Ir pasiėmėm po kambarį ir eisime, žodžiu, ilsėtis, atsigeriam nealkoholinį alaus, pasėdim į liulės, o rytoj laukiu jau greičiausiai Turkiją. Matysim, žiūrėsim. Ai, šiandien žmogų nutrenkiau aš. Jo, teisingai, Arvydas, nenufilmavau, nutrenkė žmogų. Pasienį atvažiavom ir daug mašinų ir čia fūros, taip sustatytos fūros ir čia mašinų. Ir mums sako, jūs važiuokit ten tiesiai, jums čia nereik laukti. Mes pro plyšį ten važiavom, ten tų mašinų fūrų ir išbėga žmogus iš po fūros. Į Arvydas važiavo. Arvydas vairą suka ant stabdžių, žmogus į Arvydą pokšt, motociklą taip ant šoną, tik tai pavertė, dašaukiam, padėk tą motociklą kelti. Tas nieko nesuprato, plupt ant šoną, bet taip kaip maišiuk, žinai, taip lėtai taip, lupti jį atsigulė, žinai. Bet nieko neatsitika, viskas iš tikrųjų labai laimingai pasibaigė ten, aš jau galvojau, kad ten bus kažkas baisiau, bet labai gerai viskas laimingai pasibaigė ir nenufilmavau tos vietos. Paskui dar nutrenkė, tai paukštį, žvirblį. Nukaliau. Su krūtinė kažkur, man atrodo, ne? Ne, su priekimu. Ai, su motociklą priekimu. Nes tik žiūriu, atskrido plumtai ant žemės į... Žodžiu, jam nepasisekė, šiandien nekokia diena. Ne, Arvydai, tikrai paukšteliai nekokia diena. Už tai matėm Rumunijos ikoną. O. Ten nepapasakosi, ten blemba reikėjo filmuoti, galbūt jau tą kadrą pagavęs. Gerai, nebekankino aš nei jūsų, nei savęs, taip ir turbūt šiandieną bus serija vėl ilga. Kas čia jie žiūrės tokias ilgas, nežinau. Nepatiks, prasukit, nežiūrėkit. Dėl savęs turėsiu, kaip jau norit. Gerai, viskas tada. Susitiksim ryt važiuosim pro Bulgariją, tai čia žinokit, manau, bus ką parodyti. Nes čia, kai grįžti, tai čia toks jausmas, kad būtum parvažiavęs kokie, 30.
1989. Nu, vat kažkas stiliaus tavo, žinai. Arba vaizdeliai tokie. 90-ieji, kai griūtis prasidėjo. Nu, vat, sakau, va, čia panašiai Kai tas pats. numesta viskas, va taip skardos. Į pastatai ir medžiai, Atsilūpė, viskas. tinkai nubirėję. Nu, rytoj, žodžiu, Ir viskas rytoj. Davai, mes ilsėtis, o jūs kaip norit.